Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Artėja jau 6. muzikos festivalis Pupasodis gyvai 2015, kuris tradiciškai vyksta Gerdos ir Vidmanto Vesalgų sodyboje Pupasodžio kaime. Šiais metais muzikos mėgėjai laukiami rugpjūčio 13 dieną 19 val. Kaip visuomet renginys nemokamas. Festivalis turi gražų tikslą – surinkti pinigų ir padėti onkologiniams ligonėms. Iki šiol rinktos lėšos perduotos asociacijai Bendrakeleivės, tačiau šiemet pinigai bus skirti 9-metei alytiškiai Robertai, kuri serga onkologinė liga. Tikslas festivalio nuo pat pradžių, kad dalintis, iš tikrųjų dalintis gerumu, dalintis ir kadangi nepaslaptis, tai bus renkamos tos, reiškiasi, lėšos nuskriaustiems žmonėms, šiuo momentu 9 metų mergaitė, kuri turi onkologinę ligą. Tai visi pinigėliai surinkti bus perduosim jų tėveliams ir jau jie turės kur juos padėti. Ankstesniais metais mes rėmėm tokią asociaciją Bendrakeleivės ir tiesiog jom buvo atiduodamos tos lėšos. Ten maždaug surinkam po 4000 litrų, 3,5, taip maždaug, aišku, norėtųsi visada daugiau, bet yra kaip yra. Čia yra žmogus, kiek gali, tiek duoda, čia iš tikrųjų nepamatuosi, pagal kiekvieno kišenę ir norą. Aprengusi tu mane, ves kur šaltas gilus vanduo. Šiemet renginyje dalyvaus per 10 grupių ir atlikėjų. Visi sutiko dalyvauti neprašydami honorarų. Jei iki šiol festivalyje būdavo tik kviestiniai svečiai, tai šiemet galės atvykti visi norintys. Tokiu būdu siekiame kuo daugiau surinkti lėšų sergančiai mergaitei. Festivalio organizatorius prognozuoja, jog į renginį turėtų susirinkti apie 500 žmonių. Jame laukiami ir vaikai. Jiems bus parengta speciali programa. Galima ir nekviestiem, ir pasimti ir draugus, ir giminaičius, galbūt grįžusius iš užsienio, tiesiog, kad pamatytų, nes tikrai susidomėjimas yra didelis. Aš manau, kad tas festivalis po trupučiuką jisai įgauna savo pagreitį ir, kaip aš minėjau, tokia mano svajonė, kad jisai kada nors iš tikrųjų taps pačiu populiariausiu galbūt festivaliu Pietų Lietuvoje. Renginio organizatorius sako, kad sukviesti muzikantus, kurie grotų nemokamai, nėra sunku. O sukviesti kažkaip nėra sudėtinga, nes iš tikrųjų yra garsių Alytuje muzikantų, kurie tikrai padeda ir jie ir tobulėja, ir kūrinius parenka kitus. Ir, aš manau, man nesunku yra, kažkaip susikalbam. Visus nebejingus svetimam skausmui ir žinoma gyvai muzikai kviečiame atvykti rugpjūčio 13 dieną 19 val. Į Pupasodį, Gerdos ir Vidmanto Vesalgų sodybą bei paaukoti kilniam tikslui. Įėjimas į festivalį kaip visuomet nemokamas. Žemėje nusidėjo Dievas, pakylėjo smėlis, subyrėjo laikas ne man. Noriu pasislėpti lašelį, išsilieti Dievo, pavėsiui džiaugti šviesą. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.